Prie 4 pagrindinių įvažiavimų į Kėdainių miestą įrengti įsijunk šypseną informaciniai kelio stendai. Jie skirti suteikti vairuotojams pozityvių emocijų ir taip mažinti patiriamą pyktį ar kitas neigiamas emocijas vairuojant. Šie stendai tai didžiausios šalies negyvybės draudimo bendrovės Lietuvos draudimas pradėtos iniciatyvos prieš pyktį keliuose nulis pykčio dalis. Bendrovės atlikto išsamaus nacionalinio vairuotojų tyrimo, kuriame tarp respondentų buvo ir Kėdainių rajono gyventojų duomenimis, 95% Lietuvos vairuotojų yra susidūrę su pykčiu keliuose ir bent kartais patiria neigiamų emocijų prie vairo, o bendrą pykčio lygį šalies keliuose vairuotojai vertina kaip aukštesnį nei vidutinį. Siekiant mažinti vairuotojų patiriamą pyktį, Lietuvos draudimas bendradarbiaudamas su Susisiekimo ministerija ir Lietuvos automobilių kelių direkcija sukūrė naują kelio informacinį stendą. Į šį kūrimo procesą buvo įtraukta ir visuomenė. Ji iš kelių dizaino variantų efektyviausių ženklų išrinko įsijunk šypseną. Tokių ženklų iki šiol Lietuvoje jau pastatyta 37. Be Kėdainių jie stovi 5 šalies didmiesčiuose, taip pat Birštone ir užmiesčio keliuose. Man asmeniškai tikrai patraukė dėmesį, nes aš skaičiuoju, kuo aš juos pastebiu. Važiuoju po visą Lietuvą. Ir žinai, man tos atrodo, žinai, jis nieko neįpareigoja, nieko tavęs neverčia daryti, negrasina baudomis, nei nieko. Tai kągi jis kelia. Tiesiog atkreipia dėmesį ir norą nusišypsoti. Įsijunk šypseną. Nes tai nėra nei didelis reklaminis stendas, iš tikrųjų jame nėra perteklinės informacijos, telefonų, kuriuos reikia prisiminti, ar paveiksliukų kažkokių, kuriuos reikia apžiūrėti. Pats šūkis toksai, žinot, iš karto sukelia šypseną, o kaip aš ją įjungsiu. Bet esi nors kiek girdėjęs apie šitą akciją, aš manau, iš tikrųjų įsijungi šypseną, ypač rytą ir laimingas važiuoji į darbą. Svarbu tai, kad mes esam vieni iš pirmųjų, kurie turėsim šitą ženklą, turėsim šypsenų, daugiau šypsenų mūsų mieste. Kad ženklai atkeliautų į Kėdainius, pasirūpino uždarosios akcinės bendrovės Daumantai LT direktorius Saulius Grinkevičius. Aš tikrai maloniai nustebau ir labai pasidžiaugiau, kada mes sulaukime tokios partnerystės ir iniciatyvos. Aiškiai matosi, kad ne mums vieniems rūpi, o tai yra svarbu. Kaip sako, pradėkim pokyčius nuo to, kad mums rūpi. Ir labai džiaugiuosi, kad mes esame partnerystėje su Daumantų įmonė. Kodėl jūs prisijungėt prie tokios iniciatyvos? Aš galvočiau, kad geros nuotaikos, šypsenos niekad nėra per daug, nes mes kartais lietuviai tokį mėgstam būti šiek tiek paniurę. Tai Lietuvos draudimo ta iniciatyva, kad skatinti arba kviesti mūsų vairuotojus šypsotis, būti tolerantiškiam, būti pakantiem kitiem eismo dalyviam. Aš galvoju, tikrai jinai nuostabi, plus kad pats ženklas tikrai labai simpatiškas ir jį išrinko ne kažkas, tai ne komisija, ne Lietuvos draudimo vadovybė, bet išrinko mes, visi Lietuvos žmonės, kurie aktyviai dalyvavom ir balsavom. Tai irgi rodo, kad tas ženklas tikrai jisai prisidės prie to geranoriškumo, nes gyvenimas visada yra smagesnis, kada tau nusišypso, tu nusišypsai, kaip tu padarai ką nors gero, kaip tau kažkas padaro gero. Tai aš galvoju, dalintis to gerumu reikia mums visiems ir aš tikiu, kad toks atrodo paprasta akcija, bet jinai mano supratimu tikrai prisidės. Mes buvom tie iniciatoriai, kurie pakvietėm Lietuvos draudimą atvykti čia į Kėdainius, pas juos lyg tai toks formatas yra sugalvotas, turi vietos, kažkas tai iš vietos žmonių parodyti tą iniciatyvą, tai kaip tik Daumantai LT mes pamatę tą akciją, sakom, o kodėl nepastatytų ženklų Kėdainiuose? Įvažiavę vairuotojai į Kėdainius bus kur kas linksmesni, geresni, pakantesni, o nuo to Kėdainiam ir visiems žmonėms tik geriau.